Filmas sukurtas draugė su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir visuomeninė organizacija Asociacija kariuomenės kultūrai remti. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Tai sakai, iš to Krasausko gali išeiti normalus sniperis? Ne, Tamsta, kapitone, negaliu taip iš karto imti ir teikti. Tiesiog manau, kad turi tikrai gerus duomenis. Kągi, puiku. Nu, man metas. Šiandien mūsų vestuvių metinis. Žmona laukia, turiu dar gėlių nupirkti. Tamsta, kapitonė, galiu užeiti? Užeikit. Klausau. Tamsta, kapitonė, eilinis Gaška. Galiu kreiptis? Kreipkitės. Noriu pranešti, kad eilinis Tadas Krasauskas ką tik paliko dalinio teritoriją. Kaip tai paliko dalinio teritoriją? Negaliu žinoti, Tamsta. Seržantą Norku prie telefono. Vilkas. Skubiai praverdat personalų ir ginklų patikrinimą. Baigę informuojate apie rezultatus. Aišku? Vykdyt. Ar tu tikras to, ką pranešiai? Tikrai taip, Tamsta. Esi geriausias jo draugas? Nelabai. Tai kas tada? Ką žinau. Tiesiog pranešiau apie įvykį. Kas žino? Lukas. Kas? Eilinis Vaškevičius, Tamsta kapitonė. Skrodinytė, eilinį Vaškevičių pas mane. Klausau. Eilinį Vaškevičių užeikit. Klausau. Tamsta kapitonė, eilinis Vaškevičius. Kur Krasauskas? Nežinau, Tamsta. Aš ginklą valiau. Tu jo draugas? Taip, Tamsta. Jei jau draugas, tai sausainius vienas pirksi, ar visi susidėsit? Ta prasme... Ta pačia. Turi 72 valandas. Suras pinigėlių jo advokatui, aišku? Tamsta kapitonė, man atrodo, kad jis į Panevėžį išvyko. Pas jį problemų šeimoje. Kokios? Motinos sugyventinis visiškas degradas ir alkoholikas. Muša Krasausko motiną, seserį, brolį. Tai gal... Žinai, kur gyvena? Taip, Tamsta. Vieną kartą... Važiuosi kartu. Skrodinytė irgi. Gaška paskui mane. Supratau, Tamsta. Čia vėl aš, kapitonas Vilkas. Papildoma informacija dėl Krasausko. Gali būti, kad jis važiuoja į savo namus Panevėžį. Adresą aš patikslinsiu vėliau. Kas dabar bus? Nežinau, svarbiausia, kad nieko mamai neatsitiktų. Ką tu nuvažiavęs darysi? Matysim. Bet daugiau jis nei tavęs, nei Nierkos nepalies, aišku? Tu jo nežudysi?
Reikėtų nušauti kaip pasiūtusi šunį, bet dėl tokio šūdo nesinori į kalėjimą sėsti. O kas tu bus, kad tu iš kariuomenės pabėgai? Nežinau, man pofik. Gal ir nieko nebus, iki 3 parų galime. Šita mašina vogta. Nu gerai, nuvešiu mašiną, pastatysiu į vietą. Dar babkių už spinelę paliksiu. Gal ir nieko nebus. Svarbiausia, kad mamai nieko neatsitiktų. Tamsta kapitonė, kas dabar jam bus? Kas? Aišku kas. Automobilio nuvarimas gerai, jeigu dar pakeliui kas nenušaus. Baigi čia. Kas bus. Prisidirbo vaikinas. Tadas protingas, tikrai. Tadas ne. Blemba gatvę perkasta, jūs liekat čia, aš bėgu, tai bus greičiau. O tai dėdė su mumis nebegyvens? Ne. Jeigu gyvens iš viso. Sėdit čia. Šūdas, nu išsipylė. Nu ne aš skudaro bobą. Ale žuviu laižysi. Dzuk, nebegerk, jau maldauju. Nu malčiak, buvo, net tavo reikalas. Nagi užteks, eilę miegoti, aš tave į lovą paguldysiu. Į lovą, visos šliundros, jums tik į lovą. A kur tu šavalką valgėsi? Visą dieną ir bengarto nesimato. Užteks pasakiau, tu gali vieną kartą būti žmogus. Nu, tu sterva! Tai žiūrėk, ką tu padarai! Čia mano šnapsas! Aš einu skambinti galiostiniui. Aš tuoj tau paskambinsiu. Nu, aš tuoj tau paskambinsiu, nu! A ta nori skambint? Ką? Nori skambint? Prisivėlas. Kurį pelnis nešioja. Jau ko, šiaip jis nevėluos. Gal kas atsitiko? Tu čia tupinėjusi kažkur telefonu plep. Klausau. Labas, Inga. Maniau, kad Arvydas skambina. Ne, dar negrįžo. Taip, šiandien mūsų vestuvių metinės. Žinau, kurį velnės nešioja, kuris bastosi. Ne, Inga, man čia paskutinis lašas, aš jau nebegaliu. Palauk, kažkas skambina antrą liniją, aš toj pasižiūrėsiu. Arvydas, aš tau persaksiu, pakentėk. Klausau. Aš su Inga kalbėjau. Ką? Kaip tai tu dabar negali kalbėti? Bet ar tu žinai, kad... Bet ar tu žinai, kad šiandien mūsų vestuvių metinės? Ar tu žinai, kad šiandien mūsų diena? Ar tu nuotokį, kad... Kaip aš ilgai šitam ruošiausi, ar tu supranti, bet kaip... Aš tikėjausi, kad vėl viskas bus taip, kaip seniau. Aš nekenčiu tavęs, nekenčiu. Nu, ko tu dabar tyli? A? Ko tyli, neapsimetinėk, tu negyva? Ką? Ką sakai? Aš gert nori. Nu, tuoj aš tave pagirdysiu, tuoj. Nu, šliundra, tu man viską, va, tuoj švariai išlaižysi. Tu ką darai? Kokie žmonės. Tėvynės gynėjas parvažiavo. Žiūrėk,
Tavo benkartas tavęs aplankyti atvažiavo. Švesim! Tai gaila, kad šnapsą visą išpylė. Paleisk motiną. Tai gal tu oficierius, kad įsakinėjai? Paleisk arba... Arba ką? Stovėt vietoj! Arba tu aš su kirviu per makaulę tavo močiai. Galėsi smegenis nuo grindų rankiot. Paleisk motiną arba aš tave užmušiu. Pažiūrėsim, ar spėsi. Spėsiu. Iš kur dabar tas vamzdis? Mes kirvį padlą daugiau nekartosiu. Nu, kam čia basta puškė? Tu žiūrėk, aš padedu kirvį. Ramiau. Nu, baig, pajuokavom išteks. Aš dar juokaut nebaigiau. Gult! Nu, baig. Gult arba šausiu! Nešauk, Taduk, nešauk, į kalėjimą pasodins. Nu, va, žiūrėk, į motiną prašo. Nesitep krauju rankų, sūnelį, neimk grieko ant dušios. Nu. Man ginklas nereikalingas, aš jam plikom rankom paaiškinsiu. Taduk, nereikia! Taduk, tu jį užmuši, Taduk! Už čia jo išgyvens. Alchašus Dievas saugo. O gal geriau nušauti? Tokius tik grabas ištiesins. Prisiekiu, kad niekada nepadariau nieko, kas suterštų mano vardą. Dėja, aplinkybės būna stipresnės už mus. Man dėja teliko viena išeitis – pasielgti taip, kaip liepia karininko garbė. Atleisk ir suprask. Myliu tave, mano mažylė, tėtis. Atleisk man viešpatie. Tadai, nuleisk ginklą. Kas tada, jūs mane nušausit? Niekas čia nieko nešaudys. Ko jūs čia man aiškinat? Vis tiek tak baigį užmušiu. Kas toliau? Kalėjimas? Kas tau šeima rūpinsis? Koks man skirtumas, aš vis tiek sėsiu. Ką aš mažas vaikas, nesuprantu, kad už tokius dalykus niekas manęs nepaglostys. Niekas nesiruošia glostyt. Už savo darbus reikės atsakyti. O sėsi, ar žygosi be laisvadienio, parodys tyrimas. Ką parodys? Pirmiausia, atiduok ginklą. Aha, taip ir supratau, jums tik tas prakeiktas ginklas ir te rūpi. Iš kur jį gavai? Ko jūs čia prisikabinot? Tetušį norit man pabūti? Va, ačiū, vieną jau turiu. Į giminės aš tau nesisiūlau.
Bet savo karių bėdoje nepalieku. Nafik aš jums reikalingas. Ne nafiko reikalingas. Visada yra išeitis. Tu kol kas dar nieko nenužudėjai. O ginklas? Mašina? Mašiną mačiau. Sveika. O ginklą atiduosi. Tadai, paklausyk, tu geriau kapitoną. Tu ką čia ruošies visus iššaudyti? Nieko, aš iš viso čia nesiruošiu šaudyti. Dar puiku. Skirus šitam dūmui. Atiduok ginklą. Kas? Nieko. Viskas bus gerai. Kas jam bus? Nu, blogiau nei yra, tai tikrai nebus. Bet tu neverk. O žinai, kad ašaros ir stresas yra vienas didžiausių moters priešų pasaulyje? O aš skaičiu, kad moteris oda atvirkščiai, kuo daugiau drėgmės, to geriau išsilaiko. Nu, gal tau ir ankstokai dar to susirūpint. Beje, mano vardas Deividas. Aš tarnauju kartu su Tadu. Mano Vaida, Štado sesuo. Šitą ypatingais dedukciniais sugebėjimais ir praleidęs nemažai nemigo valandų jau nustačiau. Bet tikrai, Deividai, kas jam bus? Nu, aš tau atvirai pasakysiu, aš visiškai nenutuokiu. Nereikėjo man važiuoti. Aš nedurna turėjau suprasti, kad jis nutrūks, kai išgris apie mamą ir tą seną ožį. Jis juk toks karštakošis. Pastebėjau, jeigu būtų organizuojamas pasaulio kantrybės čempionatas, tikrai nepraeitų play-offų. Bet ką man reikėjo daryti? Iš mamos jokios naudos nėra, visai mažas, o tas senas ožys dar grasina. Man mane parduos. Kaip tai parduos? Kam parduos? Sakė, kad berniukams iš Kauno. O tai jau toliau mane stums į užsienį. Ir turėsiu aš būt prostitute. Deividai, taip dar būna? Klausiu manęs, ką aš žinau, kad aš panašus tau sutenė? Ne, ką tu. Tiesiog tu atrodai toks ramus. Tiek visko žinai. Ačiū už komplimentą. Būna, šiaip tai visko būna, žinai. Būna, kare žūna, bet dažniausiai parduoda tokias, kurios yra pakankamai bukos, nei jau supranta, kurias veža, nei sugeba savim pasirūpinti. Tavęs tai neparduos. Tavęs tai tikrai neparduos. Tai vadinasi, aš visai be reikalo Tadui pasiskundžiu. Visai be reikalo į čia įpainėjau. Kokia aš durnė. Nesijaudink, na. Viskas bus gerai, viskas susitvarkys. Neverk. O kas toliau? Eilinį Krasauską, aš nederėti su tavim čia atvykau. Tavo kailį gelbėt. Už darbus atsakysi. Netikiu aš gerais viršininkais. Netiki tavo reikalas. Atvažiuos karo policija, pamatys su ginklu ir aš padėti nebegalėsiu. Taduk, vaikeli, paklausyk karininko, kaip mes gyvensim be tavęs, jeigu tave į kalėjimą pasodins? Reikėjo anksčiau galvoti, kai šitą kuilį į namus parsivedė. Nepyk man, nelaiko man nervai. Tadukai, atiduok tą šauninką, atiduok. Nors su ginklu išmokai elgtis, kad ir dujiniu. Skrutinytė. Eilinį Krasauską, esi suimamas. Ir vyksi su manimi į dalinį. Jūs tai žadėjot? Nieko aš tau nežadėjau. Prisidirbai, atsakysi. Pabandysiu tave nuo kalėjimo ištraukti. Žengte! Marš! Ačiū, nereikia manęs traukti, aš kaip nors pats išsigelbėsiu. Na šitas niekam nenusileis. Velmės! Ten jo jau laukia. Generolė, jūs nepykite ant Taduko. Jis labai geras vaikas, tik toks karštas. Jis ne karštas, jisai durnas. Bet- Aš ne generolas, o kapitonas. Bet jūs jam padėsit. Taip, aš pabandysiu, bet jisai pats savo turi padėti. Jeigu jis dar prisidirs, jam niekas nebepadės. Jis labai geras vaikas, rūpestingas, tik tai jis be tėvo augo. Suprantu. O, apsisėdus. Jūs liūtininkai būsit, kad mane nušauti norėjo. Kur policija? Tuoj tau atvažiuos policija. Na, aš šito taip nepaliksiu. Aš savo teisę žinau.
Atvažiuos įgaliotinis, jam ir pasiskūsi. Eime. Sveiki, vyr leitenante. Sveiks, tamsta kapitone. Štai sulaikėm. Ar jūs pristatysite dalinį, ar mums? Ačiū už pagalbą, bet gal šį kartą aš pats. Šitie karių pakėlėm iš miego. 5 ekipažai patruliuoja po miestą. Alfa, aš beta. Bėglis sulaikytas. Galima atšaukti ekipažus. Atsiprašom, kad sugėlėm ant kojų, bet čia tik eilinis pasišalinimas. Šitiek vargo. Nuimkit. Net deramai nubausti negalėsim. Man labai įdomu, kas sugalvojo, kad karys nebaudžiamas gali 3 parom pasišalinti iš dalinio. Demokratija. Demokratija, o gal greičiau anarchija. Na, ką pasakysi, Avinė? Neturiu ką pasakyti tamsta kapitonė. Tu žinai, kas tau grėsia už pasišalinimą? Man vis tiek. Tik neįsivaizduok, kad tau bus geriau, jeigu išsukom iš karo policijos. Prisidirbai, kaip reikiant. Gerai, apie tai vėliau. Vesk į namus, pažiūrėsim, kas tenai. Einam. Taip. Taip, tamsta pulkininkas, sulaikė. Ginklas dalinėje. Taip. Vešimės į dalinį. Taip, būtinai. Būtinai tamsta pulkininkas. Skrudinytė. Jūs sulaukite įgaliotinio. O aš nutrauksiu paiešką ir pasiūsiu karius į dalinį. Taip, tamsta. O, labas, dukrytė. Labas, kodėl tu dar nedarbė? Na, matai, man šiek tiek vėliau. Žinai, po vakar budėjimo. O kodėl tu taip anksti iš mokyklos? Man jau atostogas, šiandien tik dainavimo būrelis. Ir tėti, juk prašiau nevadink manęs mažytė. Didelį. Jau didelį. Bet mesgi buvom sutarę, kad aš tavęs taip nevadinsiu tik tai, kai yra daug žmonių, o namuose, kai mes vieni. Vis tiek, namuose pripranti, o nuėjus į svečius ir vėl taip pat kalbi. Šitaip negalima. Gerai, atleiskit man tamstą mažį. Tai yra tamstą generolę. Atleiskit, iš sprūdo. Didelė. Didelė tu mano didelė. Už bausmę, vyriausiasis leitenantė, turėsite padaryti man kokteilį su ledais. Bet palaukit, tamsta generolė. Iš kur jums dabar paimsiu ledų? Nieko nežinau, vykdyti įsakymą. O paprastas pienas su sultim tiks? Tiks. Gerai. Einu vykdyti sakymo, tamsta generolė. Jūsų įsakymas įvykdytas, tamsta generolė. Prašau. Ačiū. Tėti, ar aš galėčiau būti generolė? Generolė. O kam tau generolė?
Alėlės nebeklauso. Man nusibodo su lėlėmis. Nebenoriu būti su jomis. Noriu žaisti kitaip. Tai tu eik į lauką, pažaisk su draugais. O tai kiurksai čia ištisas dienas. Taip žiūrėk ir vasara prabėgs. Ko neatsakot? Privalot atsakyti tamstą generolę. Nejuokinga. Aš nenoriu tavęs palikti. Vėl mamą sapnavai. O tu tėti ją irgi sapnuoji. Dažnai. Beveik kiekvieną naktį. Ir ką tu sapne, sako mama. Dažniausiai jinai tyli, bet kartais perspėja, kad vairuočiau atsargiau. O man jis sako, kad būčiau gera, kad neerzinčiau tavęs, kad globočiau tave. Tėti, tu juk niekados manęs nepaliksi. Niekada. Girdi? Niekada. Kas be nutiktų? Niekada. Niekada. Bėk į savo kambarį. Seržantė, užeikit. Atvykau, leitenantė. Sakėt, kažką reikia paimti, išvežti ar... Ne. Ne, seržantė Norkau. Nieko nebereiks nei vežti, nei nešti. Aš toj persirengsiu ir važiuosim į tarnybą. Ai, dar palaukit sekundėlę. Štai. Nuneškit mūsų ginklininkui, tegu apžiūrio, tai kažkas užsikerta. Bus padaryta. Aš toj. Neapdairų, leitenantė. Ginklas užtaisytas po lovą, nuo nelaimės vienas žingsnis. Ilgai dar tylėsim? Aš jūsų nekviečiu. Patys atvažiavot, patys ir linksminkit save, kaip išmanot. Aš jums čia cirko neorganizuosiu. Aš savo teisės žinau. Jūs džiaukitės, kad mes laiku suspėjom, dabar jau nebekalbėtumėt. Nu, labai jums žinoma, ačiū. Ai, kaip gražu. Tai va, ką mūsų armija daro. Galvažodžius ruošia, banditus ir dar ginklą jiems duoda. A? Tai vakar mūsų pinigėliai nueina visokiem NATO, visokiem lėktuvam, visokiem automatam, o paskui paprastas žmogus negali... Nusičiauk, kai šneki nuo tavęs smirdi kaip nuo šūdo krūvos. Ar tu esi bent vieną litą valstybei sumokėjęs? Tikėsi gerti šikti po savimi mokį iš svetimo gero. Matot, nuo jokios pagarbos, net savo namuose. Tas bankartas ją primokė. Na va, dar vienas valdžios dikaduonis. Kai šiaip tai nespėjai nusipjauti jau čia. Juozai, žiūrėk, vieną kartą aš tave pričiupsiu. O kada žmogų baigia nužudyti, tai jau ne. Jūs geriau patylėkit. Mes viską įsiaiškinsim su pareigūnu. Ką čia aiškintis? Sudint reikia ir viskas. Aš savo teisės žinau. Įstatymas visiems vienodans, ar ne? Nėra tokio įstatymo, kad leistų visokiems banditams su automatais lakstyti ir gąsdinti taikius žmonės. O gal aš infarktą galėjau gauti? O jeigu jis būtų į mane šovęs? Sodinti reikia ir viskas. Juozai. Ką tai? Juozai. Vat anksčiau reikėjo galvoti, kad aš tau sakiau. Prisišauksi tu bėdą su tuo banditu. A dabar jau vėlu. Nu tai dabar tau jau amen. Jau dabar tai mes tave pasodinsim. Užtilk tu teisių žinovė. Negaliu į tave žiūrėti. Žiūrėkit, kas darosi, žmonės. Mūsų policija už banditus eina. Dėl to mes kovojam.
A tai dėl to mes sausio 13 su šakiam prieš tankus ėjom! Kaltą atleiskit, nesusivaldžiau. Nieko tokio. Puikus smūgis. Beje, man ir pačiam seniai nagai niešti. Bet negalima, ką padarysi. O tau už paskutinį kartą sakau. Man nusispjauti. Tu gerk kiek nori. Tu nusprok kur nori. Bet nustok gadinti savo šeimai gyvenimą. Ir Tado vardą užmiršti, supratai? Jeigu sužinosiu, kad tu dėl jo rašai pareiškimą. Viskas. Gali pradėti duoną džiovinti. Nes pasodinsiu. Nežinau už ką, bet pasodinsiu. Ir galvoti nereiks. Kiekvienas teisėjas pasižiūrės va į tokį pragertą snukį, duos mažiausiai 5 metus. Nes tokį sutikti gatvėje. Neduok Dieve, bloga. Na, o jūs geriau važiuokit. Ir Tadą pasiimkit. Jis vaikinas neblogas. Tik jį, va taip va, tvirtai laikyti reikia. Tada dar yra vilties. Važiuokit. Na, o aš čia susitvarkysiu. O tu, Vaidas, su Nerijum važiuokit pas senelę į kaimą. Kad mama. Nieko, mama, aš savaitę pažiūrėsiu. Nėra reikalo tam išgamai lysti į akis. Tegul pabūna vienas. Norkau, Taip. kodėl su ginklu, kas atsitiko? Aliarmas buvo. Karys pasišalino. Kas toks? Eilinis Krasauskas. Manėm, kad su ginklu pabėgo, bet vėliau radom pačių žinių. Vienas bėdos su tais šauktiniais. Palaida bala. Neatsirado? Kapitonas Vilkas po poros valandų jį pagavo. Nežinau detalių, bet atrodo ir karo policijai tai įsimaišęs. Vilkui tik kriminalo ir te reikia. Aišku, supratau. Tamsta. A? Tiesa, Klausau. čia ryte buvo toks vyras atvažiavęs, jūsų teiravosi. Kaip atrodė? Toks blatnas, mačiau, BMS vairavo. Atrodė, kaip žinokit, kaip bandytas. Gerai, Norkau, viskas aišku. Aš pats išsiaiškinsiu. Laisvas. Klausau. Arvidai. Kiek dabar valandų? Jau rytas. Ar tu tik dabar grįžai? Daiva. Bet ar tu supranti, kokia diena buvo vakar? Taip, Daiva, aš labai atsiprašau, bet tarnybai įvyko avarija. O ar buvo dienų, kad jinai neįvyktų? Ir kodėl neturėjo būtent įvykti per mūsų vestuvių metinės? Daiva. Svarbiausia mūsų diena įvyko ne vakar, o prieš 5 metus, kada mes susitokėm. Ir tą aš atsimenu kasdieną, ne tik kartą per metų. Tai dabar aš kalta, kad kreipiu dėmesį visokias reikšmingas datas ir žiūri ne į formą, į turinį. Daiva, čia ne aš taip kalbu, čia tu taip kalbėjai. Aš? Taip. Tai gal aš ir daviausi vėl nežino kažkur iki ryto. Daiva, žmogaus likimas kabėjo ant plauko. Kokio žmogaus? Ar aš pažįstu tą žmogių? Žinai ką, Arvidai, man būtų daug smagiau išgirsti, kad tu grįžai iš kažkokios moters. Tada bent žinočiau, kad jos tada dar domina. Ir turėčiau šansą konkuruoti. O dabar, su tavo tarnyba, atsiprašant Lietuvą, man nėra jokių šansų. Ilgai dar čia roksosi? Ar man išeit?
Kas dabar bus? Gali dabar džiaugtis. Daboklės jau panaikintos, nors nežinau, ar gerai tai. Būtum tada užmuštinės pasidėjęs, proto įgavęs, dabar tokių nesąmonių nebedarytum. O dabar pasidėsi kaip viešbutį, dar ir tokį patį maisto davinį gausi kaip kiti. Būtų mano valia. O kas po to? Ką žinau, laisvadienį tikrai negausi, į budėjimą kaip tarnybinį šuojaisi, kol visi kiti cepelinus valgys. Budėjimo aš nebijau, kas teisiškai bus? Aš ne teisininkas, nežinau. Seniai žinojai, kad pas jį šeimoje blogai. Nėra jis labai šnekus, apie savo šeimą iš vis beveik nepasakoja. Bet porą kartų buvau užsiminęs, kad patį norėtų užmušti. Ir girdėjau, kaip telefonu vis klausinėdavo. Ar jis negeria, ar ramu. Bandai su juo šnekėti? O ką aš galėjau? Tau ką sunku buvo vadą informuoti apie situaciją. Jis juk visko pastebėti negali. Ką žinau, Tadas iš vis nenorėjo, kad kas nors lystų jo asmeninį gyvenimą, tai aš ir nelindau. Tu kitą kartą geriau pagalvok. Draugai tam ir yra, kad pastebėtų, kai žmogui sunku ir jam pagelbėtų. Gerai, kary, keliauk paskui kitus į valgyklą. Imk pavalgyk. Pralkai vilakstydamas. Nenoriu aš valgyti. Tai nors kavos išgerk. Bet žiūrėk, gerai, kad tave karo policija pagavo, o ne mentai. Mentai būtų pagavę, tai čia gulėtum subaladotas kaip obuolys. Panašiai ir jaučiuosi. Blin, bent tą patėvį gaidį būčiau taip subaladojęs, kad neišeitų iš ligoninės, kol baigsis tarnyba. Tu džiaugis, kad vilkas tavim rūpinasi. Nu gerai, sumuštum tu tą patėvį, nu ir ką, pagulėtų ligoninė ir išeitų. O tu tai gal kalėjime sėdėtum. Ir iš ten iš vis negalėtum pabėgti, nei laisvadienių negautum. Niekas už tokius dalykus į kalėjimą nesodina. Liktinai duotų ir viskas. Aš tik vieno dalyko negaliu suprasti. Kas mane paryšo? Pagal mano apskaičiavimus manęs 2 ar 3 valandas niekas neturėjo pasigesti. Tai tave Gaška matė. Tu suka. Nu nieko, išeisiu iš čia. Raminkis tu, gerai? Mažą prisidarei dar. Kaip didvyris gyvena? Gal duot Šiaulių planą, nusivarysi NATO naikintuvą pas mamytę nuskrisi? Varyk iš čia, gerai? Dink iš čia, nes užmušu. Nesuprantu. Kas šitą ligonį laiko bet ramdomu jau? Užmuš. Ramiai, Eilinį Krasauskai. Kas čia dabar darosi? Eilinį Gašką, bėgte marš iš čia. Klausau. Tamsus seržantė, čia Gaška viską išprovokavo. Advokatas atsirado ir tu tiksti iš šianai. Klausau. O tu išsilaižai šianai viską, kad blizgėtų. Klausau. Sveiki, tamsta pulkininkė. Sveiki, kapitonė. Kaip tarnyba? Ačiū, bet turiu problemą. Tu sės. Aš girdėjau apie tavo problemas. Tik dėstyk pats. Aš dėl pabėgusio kario. Tadas Krasauskas. Na, turiu aš karo policijos raportą. Vaikinui gresia nemalonumai. Automobilis grąžintas. Savininkas net nesikreipė į policiją. Gal galima minimaliai? Nuo jūsų norų, kapitonė, ne viskas priklauso. Ir visgi tamsta pulkininkė reikia atsižvelgti į visas aplinkybės. Norėtųsi jį nukreipti tinkamą linkmę, o ne žlugdyti. O kasgi jie auklės? Kas atsakys, jeigu tas Krasauskas dar ką nors iškrės? Aš. Pas tave viskas taip paprasta, ar ne? O tu nepagalvojai, kad rizikuoji savo karjerą? Kas nerizikuoja tamsta pulkininkė? Krasauskas geras vaikis.
Ir turi duomenis. Tebūnie. Bet jeigu nors vieną nuorūką net ten numes baigta, viskas, čia ne vaikų darželis. Supratau, tamsta. Gerai, dabar apie geresnės naujienas. Štai gavome ir pranešimą, kad tyrimas baigtas, tavo kalties nenustatyta. Beje, tu pristatytas apdovanojimui. Turi šansą grįžti į misiją. Kada? Kada kontingentą keisime. Jeigu, kapitone, daugiau klausimų neturite, galite eiti. Klausau, tamsta pulkinkė. Kitoje serijoje žiūrėkite, ar pavyks suteneriams pagrobti patėvio parduotą vaidą. Tai gal dar vienos reikia? Bet ir padlatė, kaip būk padlatė. Kokie Deivido ryšiai su Kauno suteneriais? Juos į priekį. Atitinkai reklamą. Klausyk, Strutį, tu pats sukiši savo galvą. Ir be to, ar man reikės tau padėti? Kapitonas Vilkas po konflikto su žmona priverstas palikti namus. Rinkis aš arba tavo prakeiti ginklai ir karas. Žmogus rinktis gali tada, kai turi iš ko rinktis. Tai, ką tu siūlai nepasirinkimas, tai yra šantažas. Ko iš šantažuojamo leitenanto nori banditas Erkė. Avo reikalas yra toks. Man reikia vamzdžio. Aš ginklą pamečiau. Ką? Lygiai po savaitės Garbės kuopa 9:30 vakaro per LNK. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė.